kolegijų regione, kurios, kaip sakyti, Paučio Marijampolė. Auditorijai po 100 studentų. Švietimas yra labai jautri sistema, viską reikia daryti atsargiai, o jeigu ką nors nori daryti, reikia tartis su bendruomenė, ne tik tai universiteto bendruomenė, bet ir su politikais kitais, ir su studentais pagaliau, ir su profsąjungom universitetų tartis, tada priimti kažkokį sprendimą. O šiaip ypatingų pokyčių artimiausiu metu, aš manau, švietimo sistemoje neįvyks, nes aišku, dirba darbinės grupės, įvairios darbinės grupės ir dėl bendro lavinimo švietimo, ir dėl universitetinio įsilavinimo, bet tai lauksim jų darbo rezultatų kažkokiu arba lauksim jų pasiūlymų. Jeigu pasiūlymai tie bus geri, kažką keisim. Pasirodė dabar universitetų reitingai, taip pat jūs puikiai žinote aukštojo mokslo situaciją. Kaip vertinate Šiaulių universitetą? Aš Šiaulių universitetą vertinu kaip pakankamai gerai, tai yra regioninis universitetas, atliekantis savo funkcijas regione, reikalingas universitetas regionuose jisai, todėl kad jeigu nebūtų Šiaulių universiteto čia Šiauliuose, iš tikrųjų Šiauliai prarastų daug ką. Ir mokslą prarastų, ir tam dalį kultūros prarastų, dalį inteligentijos prarastų. Taip, kad aš vertinu pakankamai gerai. Aš tiesiog netikiu tais reitingais, asmeniškai aš netikiu tais reitingais, kurie čia vyksta Lietuvoje, todėl, kad norint daryti objektyvius reitingus, reikia nepriklausomų ekspertų, reikia sudaryti visą sistemą, reikia iš anksto ją pranešti, turi supažindinta būti. Dabar staiga kažkur kažkas padarė kažkokius reitingus, užsidarė, staiga paskelbė, reiškia kažkur tai laikraštį ar ten žurnalę ir paskui vyksta debatai. Matėt straipsnis, kai kurie gal vieni patenkinti, kiti nepatenkinti, bet niekas negali pasakyti, kodėl, aiškiai įrodyti, kodėl jis pirmas, kodėl antras, ar kodėl trečias. Ir aš susitikinėju, daug universitetuose keliauju, važiuoju, tai visi kritiškai žiūri, kol kas niekas nėra patenkinti, kol kas visi universitetų vadovai nejaučia, kad tai yra objektyvu. Paskutinis klausimas apie tikslinį finansavimą ir jo naudą. Aš manau, kad tikslinis finansavimas ir keičiant tą finansavimo metodiką, modelį, atsisakant krepšelių, bet aš manau, kad artimiausiu metu tai bus padaryta, tai yra naudingas jūsų universitetui. Todėl, kad, žinot, kartais mėgsta labiau moksleiviai važiuoti mokytis į Vilnių, Kauną ir atsisako regioninio universiteto. Ir tuo būdu jūs prarandat, nesat labai konkurencingi ir prarandat tos moksleivius, studentus. Bet jeigu jūs tikslinį finansavimą turėsit, jūs tikrai turėsit tą, sakykime, krepšelį ne studentas jums atneš, bet jūs jį turėsit čia universitete, tai visada jūs rasit studentą.